Dar viena RS-kė, RS5, šita 4 durų, prieš tai buvo šita 2 durų. 80 000 mylių, 21 metai, labai graži Nardo Grey spalva, juodi diskai, raudoni, RS5 stabdžių suportai. Visa nujuodinta, Distronikas, 360 kameros, spalvykė tai superinė. Birželio 12 bus aukcionas, dabartinė kaina $43 000. Bet čia yra, draugai, RS5. Čia rimtas ir smagus aparatas. Irgi Alcantara duris, karbonas, Bang & Olufsen aparatūra, taip pat turi masažinės sėdynės, pilnai oda su raudonom juostelėm. Netgi Alcantara vairas yra labai patogus. Aišku, štai atrodo gražiai, bet su laiku jis apsitrina ir labai negražiai atrodo. Turi projekciją ant lango, karbonas čia taip pat visur, šildomos sėdynės, karboninės, netgi bėgių perjungimas virtis yra. Liukas, juodos lubos, diržai taip pat su raudonais akcentais. Bėgių perjungimas virtis, karboninės. O, kaip išmetimas dirba. Eik tu savo. Nežinau, ar jūs girdit, bet čia yra orgazmas ausims. Taip, jungiam lauk vėjelį, kad girdėtumėm išmetimo gražų. Čekų nedega, klaidų nedega, 80 000 mylių. Čia irgi gražiai apdaila juoda pridėta. Labai geras vairas, rankoje atrodo prilipęs. Eik, tu kaip gražiai dirba. Nerealiai. Gerai, einam toliau, nes gali rilsas baigtis, reikia dar pafilmuoti, pasižiūrėti. Kaip matot, čia yra šiek tiek kažkas tai daryta jau turbūt, buvo prabraižyta. Čia ant sparno, čia dar klijai, buvo užklijuota kažkas. Taip, galas, taip pat Alcantara, šildomos sėdynės gale. Praktiškai ledinė mašina, o kaip čia pristumta labai daug. RS5 ženkliukai, geras, didelis, platus išmetimas. $43 000 už ją. Čia yra pabraižytas slenkstis. Čia galima tą patį padaryti, nieko tokio. Prie durų yra. Čia su meniniu lyginimu galima sutvarkyti šitą dalyką. Priekinės sėdynės. Visur Alcantara, kaip matot. Galas čia irgi tvarkingas. Šiai mašinai labai tinka Nardo Grey spalva.